Industries pristato. Šito ieškai. Galiu paaiškinti. Nu tai sveikučiai. Liemenėlė. Aš ją tyčia pakišau. Užgasdė. Atsiprašau. Tiesiog nepalaukiu manęs. Tai ką vėluoji? Sorry, aš trukau. Ei, ramiai. Ramiai, neskubėk. Mėgsti varžytis. Nu, tu irgi neatsiliekia. Nustabiai atrodai. Beje, ačiū už gėles, bet mes tik draugai, tarp mūsų nieko nevyksta. Gerai? Kokias gėles? Nesiunti man gėlių? Durna diena. Gerai, pamiršk. Vis tik mes buvom gera komanda, ne? Nu. Apie ką tu? Apie... Žinok, niekas kitaip. Dabar tavęs nemokėjo taip meistriškai užhipnotizuoti lošėjų. Apie lošimus. Vis dar tame? Tu puikiai žinai, kad čia tiesiog tai buvo berniuko bandymas turėti geriau. Niekas tavęs neprašė. Pats taip susigalvoji. Tavo vyras? Tu koks savo skirtumas? Ne, aš tiesiog noriu žinot, kad šalia tavęs yra tinkamas vyras. Kas pirmas iki mašina? Na, tai kaip su Vilniuje? Įsitaisai? Patinka man čia, smagu. Klausyk, jeigu reikės pinigų ar kokių, žinai, paskambint kam išvyko. Mama, jau kiek kartų apie tai kalbėjom, sakiau, kad nereikia, man viskas gerai, aš pats. Gerai. Aš žinau, kad tu išaugai pas mane labai protingas, vyriškas ir toks rimtas žmogus. Na, ir kur ta tavo mergaitė? Nežinau, kamščiai turbūt. Tau neatrodo, kad šiek tiek nemandagu iš jos pusės vėluoti į pirmą susitikimą? Atrodo, bet aš atsiprašau greitai į tualetą, gerai? Pažįstu tave. Kai susinerviu, nusirūkai, vis prikandi lūpą. Ko tu nori, ką? Nereik manęs gydyti, man viskas gerai. Šiaip nesakau, kad tau kažkas blogai. Aš tiesiog nesuprantu, žinai, man viskas čia taip šudinai gaunasi. Nuo tos dienos, kai tu perpirkai važbišo šitą studiją, Eimantas, Miglė, jų atžvilgiu kažkaip viskas taip, žinai... Ei, kas yra? Kas yra? Nieko man nėra, viskas man gerai. Tu vis nepakalbė su manim, pati žinai apie ką. Ką? Priklausomybė? Su ja irgi viskas gerai. Ne, aš kalbu visai ne apie tai. Apie ką? Žiedas. Tai su to vaikinu taip rimta, tiesa? Ne, nežinau. Jisai buvo visada šalia, jis man padėjo, rūpinosi manimi. Tu pats viską puikiai žinai, kam tu dar klausinėji. Tai ką, tikėsi iš dėkingumo? Ką tu man siūlai, ką?
Nežinau, ne, aš neplanavau viso šito, aš atėjau namo, jis viską buvo užsiruošęs, priruošęs, peruošęs, pritvarkęs, ką aš žinau? Tu jį myli? Myli. Arnai, mes apskritai nieko nemylim. Myli, nemyli, koks skirtumas? Ir iš vis. Tu turi pasakyti Miglei, kad grįžai, pagaliau turi jai pranešti. Klausau. O, tu šūdas, taip, aš to būsiu, jo, aš to būsiu. Tau viskas gerai. Štai kur tu slapstaisi. Jo, galėjai telefonu šnekėti ir prie staliuko. Aš nesislėpiau. Nu, gerai. Klausyk, o vaikų jūs planuojat turėti, ha? Mama, neskubink. Nu, ką neskubink, tu neskubink. Tugi žinai, kad aš svajoju apie anūkus. Aš žinau, bet sutarkim, kad tu dėl šito dalyko Sandros nespausi, gerai? O ką, jie nenori turėti vaikų? Nu, jo, jie menininkė. Tokie žmonės nelinkia įsipareigot. Mama. Nu, ką, mam, nestresuok. Aš tau pažadu, mes su ja puikiai sutarsim. Aš žinau, kad jūs su ja puikiai sutarsit. Alio. Na, kadangi aš pirmą atbėgau. Ašgi buvau džentelmenas. Aš porą kartų stabtelėjau. Kur stabtelėjai, tau mešlungis kojas sutraukė. Ne, prisipažįstu. Aš puikiai vaidinau. Jau ką moki, tą moki. Kažką netaip pasakiau. Nežinau, aš niekados nevaidinau savo jausmų. Niekada. Keičiam tave. Esi tiesiog įspūdinga moteris. Šalia tavęs turi būti tinkamas vyras. Tokį jau turi. Nežinau, skaityk teisybę. Jaunimo pasirodymas to nieko nereiškia. Kažkiek sujaukė mano gyvenimą. Tai nieko nereiškia. Dar kartą atsiprašau, bet jau... Nieko tokio. Užtat aš turėjau progų pasibūti su sūnum. Jis nedažnai būna prie Lietuvoje. Jo, nedažnai ir trumpam. Jo. Ir man kažkaip nedaug pasakoja apie savo šeimą, vaikystę. Todėl, kad jisai buvo manyčiau, kas jis gėdėjosi to. Ne, mes visada buvom labai artimi, aišku, iki to laiko, kol jis nesugalvojo išvykti Vilnių. Bet jam čia puikiai sekasi. Na taip. Eimantas sakė, kad jūs fotografė? Taip. Sandra, ar jums neatrodo, kad šitą profesiją nelabai tinkama moterims? O koks skirtumas, kas fotografuoja? Sandra yra puikiai menininkė, jau dabar rengiamus jos parodos. Perspausk. Tikrai, aš tavo didžiausias gerbėjas. Aš džiaugiuosi, kad jūs susižadėjote, tik Eimantas, aišku, tai padarė ne visai tinkamų būdų. Taip, kad mums reikia išgerti šampaną. Ačiū, man gerai ir taip.
Ne, tai nemėgstat šampano, tai galim kokteilį. Aš... Ne, gal... Ne, tai aš noriu pavaišinti visą. Drąsiau. Sandra nevartoja alkoholio. Ne, tai aš nesiūlau dėžę, aš siūlau šiek tiek atsipalaiduot. Nei šiek tiek, net šiek tiek negerai. Ja? Gerai, aš... Jūs turite tai žinoti, aš turiu priklausomybę ir nevartoju alkoholio. A, tu? Mama. Bet viskas gerai, Eimantas, jis man labai padėjo ir jis kaip mano gelbėtojas. Nu, puiku. Tai tada, jeigu pradėjom atskleidinėt paslaptis, tai kada ruošiatės kelti vestuvės? Nu, jo labiau, kad aš kitos savaitės galiai išskrendu. Išskrendi. Tai jeigu išskrendi, tai tada ko čia laukti, ar ne? Nu, ir puiku, tai, sakykit, kada? Galim planuot, va dabar. Mama, nu ką, neplanuokim, nes tu vėl nori viską kontroliuoti, mes patys. Nepalaukit, tai nieko tokio, aš viską sutvarkysiu, čiagi taip paprasta, jūs man tik duokite draugų sąrašą ir viskas mano rankose. Mintis galvose mums lekia vėl orkestrą. Mėgstamiausias skamba muzika fone. Dar nors kartą pamėginsi perprasti mane. Parsinešęs su savim namo tame ekrane. Ir mes vienas kitą nebeteisim. Ar už vienų durų galima paslėpti visas savo klaidas? Ir ar vienas raktas gali išspręsti visas problemas? O kartais mažytė klaida gali praverti Pandoros skrynią. Ir viena pagunda sugriauti visus planus. Reikia išlikti budriam, nes niekada nežinai, ką tavasis raktas atrakins. Įsigeria tavo kvapas, pažiūrėti kitapas, manęs viskas matos. Nežvelk jokio rakto, bangos per kūnus laksto, dar nepadėsim taško. Ir mes vienas kito nebeteisim, gal dar leisiu tau mane pakeisti. Vėl žodžių trečią kartą žaidžiam. Ir klaidų mes čia jau nebetaisom. Lipsim dar aukščiau, grįšim dar vėl. O atrakinus duris visada yra du pasirinkimai. Trenk durim ir bėgt atgal, arba prisimt atsakomybę ir žengt gilyn. Gilyn, kur niekada negalvoji, kad grįši. Gilyn, kur buvai viską uždarius ir palikus. Gilyn, ten, kur bijai prisipažinti, kad iš tikrųjų nori būti. Daniela? Daniela? Daniela?
Kas čia vyksta? Nieko. Gedžiu savo laisvės. Nu nebūčiau aš jo gėrusi. Aš negaliu tau steigti šitų pagundų. Gal nebeužknis, ką? Aš tiesiog noriu, kad tau viskas būtų gerai. Žinau, kad man viskas būtų gerai. Aš noriu tavim pasirūpinti. Aš ne mažas vaikas, Eimantai. Aš galiu puikiai savimi pasirūpinti. Žinai, man nusibodo. Man trūksta apskritai gyvenime to svaigulio, to kaifo, supranti? Ir aš kalbu ne apie alkoholį. Aš kalbu apie... Nežinau, man tiesiog viskas čia nusibodo. Nes aš nežinau, kad tau taip blogai su manim. Nesusireikšmink, gerai? Niekas apie tai čia nekalba dabar. Aš tiesiog pasiilgau... Moterų. Kaip tu gali būti toks primityvus, ką? Man iš vis atrodo, šita santuoka yra visiška beprasmybė. Mes per daug skirtingi. Gvidai, tu namie? Gvidai. Geras. Iš tikrųjų, kad tu nauja kūrys, nes... Tu man kažkur esi matytas. Ai, žinai, nesnai grįžau iš užsienio. Čia mano gimtas miestas. Visur gerai, bet namuose geriausia. Žinai, kai kuri savo verslą per kitus žmonės, tai žinai, nieko gero nelauk. Tai grįžau viską sutvarkyti. O ko tu vilties? Nekilnojamas turtas, logistika. Neapsiriboju, nu. Mes turim šito bendro. Aš irgi sukuosi nekilnojamo turto srityje. Ir kaip tu sakai dar, na, šis greitas. Žinai, dabar tai laky tokie. Nu, tai žinai, vieną veiklą neapsiribosi, jeigu nori gerai gyventi. O be to, žinai, reikia išmokti ir atsipalaiduoti. Nu, man patinka tavo mąstymas. Stresas, bėgimas. Daug streso. Tai gal susipažinimai kokią partiją? Tipo, siūlai palošt? Turiu tokį pokerio klubelį. Saviems. Gerai, Gvidai. Malonu susipažinti. Gerai. Markai! Aš dėl to pokerio. Aš neprisijungčiau, tik tai turiu prašymą. Norėčiau, kad žmona nieko nesužinotų. Vaik, tai juokas. Kas vyksta prie stalo, lieka prie stalo. Tada sudartų. Parašyk numerį. Pranešk, kad rakanas.